Labas visiems, šiandien gavau laisvesnę dieną, turiu progą pasitvarkyti savo modelius. Jau iš jo ištraukiau visą kombo, nes idėjau dabar sugalvojom su klubu, kad reikia pasidaryti gal kokius tai rally modelius, tai ištraukiau kombo iš savo Mavericko, įdėjau rally, tai va, turiu Tamiya TT 01 modelį, tokią važiuoklę. Irgi pirkau turgui kažkada senai. Kėbulą atidavė man čia draugas. Tai va, įdėjau kombo į jį ir va, bus geras rally modelis. Susidėjau ratus biškį didesnius. Galvojam, žiemą reikės važiuoti lenktyniauti. Nusikasim aikštelę gal Siemensų, kur mes darom mytus ir darysim rally kažkokias varžybėlės tarpusavį. Tai va, šiandien reikia susirinkti atgal Mavericką. Ten buvo įdėtas 60 amperų Robitronica SC su 10,5 motoru. Į Mavericką biškį dėsim jau galingiau. Nu, nes 101 pasiekėm, reikia bandyti siekti daugiau. Tai Quickrunas, čia Hobbyvingo, man rodos, brandas, 120 amperų sensorinis ir įsidėsiu LRP 4,5 sternų motorą. Aišku, su šito motoru daugiau 2S negali važiuoti, nes gali paskui sudegti. Pagal specifikaciją žiūrėjau, kad tik 2S palaiko, tai gal ir nebandysiu aš su 3S važiuoti su juo. Reikia pagaliau ratą pasikeisti, radau ratą, nes greitai, kai matavau, ne vienodi ratai visi buvo, tai reikia pagaliau pasikeisti ir gražinti, kaip turi būti. Skyrėsi aukščiai, kurgi turėjau važiuoti su šituo ratu, važiavau su šituo. Nežinau, kiek tai įtakos davė. Tikriausiai gal pačiam diffui nėra gerai, kai skirtingo aukščio ratai yra. Gal dar šiais metais, jeigu nelis, bus kokia tai biškį sausesnė diena, reikės nuvažiuoti pasibandyti tą greitį. Būtų šiaip įdomu pasižiūrėti, kiek mes ten įspausim dar šiais metais. Da pilnas va. Žemė aš realiai kaip rekordą tas asmeninį savo padariau, tai jį parvežiau, padėjau ir va tik dabar... nu dar ištraukiau kombo ralio modelį ir iki dabar dar jisai guli pas mane va toks. Tai reikia jį susitvarkyti. Tai šiandien tą ir darysim. Reikia rally modelį susitvarkyti. Reikia kratonui, dabar kratonas pas mane su Max 8 kombo. Aš visai norėčiau įsidėti Max 6 turiu. Šuolius, kai atlikinėjai su kratonu, ore labiau valdomas jis toks yra negu su Max 8. Šiaip fainas ir Max 8 viskas ok, važiuot gali, galios pilna, bet Max 6 jis toks žvėris būna nesuvaldomas, ypač ore, tai kaip dar iš šuolius, jį gali va pirmin, atgal reguliuotis kaip tau reikia. O su Max 8 tai biški galios trūksta. Turiu Kijošo MP9, vyko sezono uždarimas Rokiškyje, tenais mes važinėjom. Kažkokiu būdu atsisuko man variklio varžtai. Iškrito, aišku, tie varžtai, pamečiau šios, bet čia mažiausia bėda. Didesnė bėda tai, kad kai šokinėjau, variklis su viduriniu diffu kartu jie šokinėjos ir kažkokiu būdu man sugadino priekinį diffą. Tai dabar, kai pakeli ratą, tai jis tiesiog laisvai sukas vienas ratas. Kai dabar čia diffas veikia, vienas į vieną pusę ratas sukas, kitas į kitą pusę. Tai pas mane diffas tiesiog, nežinau, bus tikriausiai gal pinas lūžęs, nes kai ratas suki, tai tik vienas ratas sukas. Tai irgi reikės įsiardyti, bandysiu šiandieną, kadangi biškį laiko turiu. Jo, tai gal dar reikės pabandyti šiais metais asmeninį rekordą pagerinti, nes jau kitais metais tikriausiai su Mavericku nebeprasidėsiu. Gavau dovanų per gimtadienį Arma Limitless, tai ten jau visai kiti greičiai prasideda, tai su šituo Mavericku nepavysiu tokio greičio, kad, varžytis dviem modeliam tarpusavį, tai arba tiesiog su juo kaip 1:10 kažkokį top speedą bandysiu toliau imti, arba tiesiog su Arma Limitless važiuosiu top speedą daryti. Dabar paskutinis yra greičio rekordas Arma Limitless 222 mylios. Čia kosmos, aš su savo šito varganu Mavericku 101 km/h paėmiau. Čia jau myliom 222 mylios. Čia nerealu kažkas. Anglijoje vyksta pasaulio rekordo ten sekimo kaip, nežinau, renginys. Jie ten būna susirenka irgi žmonės, bando pasiekti tą pasaulio rekordą. Asmeninį rekordą jie ten siekia. Tai faina. Duja su batarkė. Nepilnai pakrauta ant storage modo, bet pasibandymai bus gerai. Žodžiu. Turėtų važiuoti. Karstas tai baisus šiandien.
Gerai, išbandysim jį kažkada, kai jau oras bus geresnis. Šitą renkam atgal. Reikia kijošą savo sustvarkyti, va čia tai būtų nauda. Gal dabar kartoną reikia pasikeisti. Kombo ir servą reikia įsidėti. Gal turiu gerą servą nupirkęs aš jam. Kartonas čia biškint stalo netilpa. Nemažas gyvulys. Yra kombo, yra serva. Reikia viską pakeisti. Kaip tyčia vėl įsikrovė kamerą, kažkaip tai labai kaista, jinai ant 4K filmuoju gal dėl to. Žodžiu, dabar įsimėjau servą, naudojau EcoBoost prie jos, bet visą laiką buvo įdėta šita Savoxo, tai šitą labai gerai veikia, o šita ne taip gerai veikia, bet jinai vis tiek savo darbą atliko. Max 8. Įdėsi. Jarma limetlis bus pats tas. Prikliuosim tokį paminkštinimą, nes variklis didelis. Ir tai jau čia nudrožta biškį yra. Opa. Su kratonu irgi esu matavęs greitį. Su šituo Max 6 kombo ir va šituo 23 čia dantų pininu. 93 buvau pasiekęs. Reiks dar užtrukėjo plastikinį pratempt pro apačią. Nelaikys tą juostą. Aš dar mėgstu pabašinti taip normaliai tai. Dabar tai SC tikrai niekur nepabėgs. Norėjau prasitempt laidą nuo receiverio iki galo, tam, kad pasijungtų stopą, kad raudona šviestų lempą, bet neberandu. Aš tos lempas kažkur padėjau taip, kad jau viskas. Čia. Žiūrim, ką turim. Veikia. Veikia. Serva tai geras. Kartonas surinktas. Bus galima važiuoti į mytą. Su kartonu. Sekantis darbas būtų šitam Alle-Rale moduliui įdėti į waterproof, kad būtų receiveris, nes dabar tai čia jokios dėžutės nėra nieko. Reikia susigalvoti, kur jį prisitaisyti. Turiu nuo Traxaso tokią dėžutę likusią. Tai va, reikia pasižiūrėti, kur užsidėti. Tai prisisukti. Persikelt receiverį, kad tiek važinėsim žiemą, ar tai per lietų norėsi važinėti, kad jisai nesušlaptų. Super. Tai, kaip ir ralio modelį susitvarkiau. Sekantis darbas bus susitvarkyti bagį. Per Rokiškį uždarimą sezoną iškrito 2 varžtai ir kai šokinėjau, jisai va taip atabaldavos ir sugedo priekinis diff. Tai žiūrėsim, kas bus su juo čionais.
Kiošą galim biškį šoną patraukti. Reikės, aišku, ten dar su juo daugiau pažaist, bet dabar su difu reikia žaisti. Oi, žiūrėk, atsisuko gal tik varžtas. Oi, gerai būtų. Nereiktų nieko pirkti, aš jau galvojau, kad sulūžo. Aha. Oi. Nes jis čia paskutinius važiavimus tenais dariau. Rokiškį sakau, va, pavažinėjau biškį ir varau namo. Bamtis man čia tokį cirką padarė. Net nebežiūrėjau. Įmečiau mašiną, o tik dabar, va, sakau, reikia pasižiūrėti jau sezoną, kaip sakant, paruošti. Tai labai gerai. Reikia klijų kartu užmesti. Aš jam nieko daugiau nedarysiu, jis čia važiuojantis ir yra. Ten kiti dar būna labai valo, dar kažką. Šarda iki detalės, reikia išsivalyti. Jau reikia, kad aš tingiu. Turiu dar daug modelių, kuriuos reikia tvarkytis, kažką darytis jam, tai to bus jau kaip ir gana. Reikia dar savo, turiu on-roadinį nitro modelį. Reikia tą, tai būtinai reikia išardyti ir visą išvalyti variklį, kad paskui neužklinytųsi. Tai va čia tai būtų geras darbas, aš tam nieko nesitiks. Jisai jau duše buvo išplautas, viso, Kioša baigta. Va, sekantis modelis, kurį reikia tvarkytis. Bet čia jau sekančiam kartui iš tikrųjų jau dabar tai jau užteks. Juolab, kad čia nulūžo laikikliai iš šitos vietos, reikia jį išsiardyti visą. Tam kartui tiek,